Hei, sveiki, Ramūnas iš Atmerk akis. Šiandien yra 100 laida, 100 video, kuris padarytas jau iššūkyje. Tai taip išeis, kad mes vis dėlto nepadarysiu tiek, kiek, sakykime, kiekvieną video išėjo, kiek planavau, nes vis tiek planai susimaišo, susidėlioja ne taip, kaip reikia, bet vis dėlto džiaugiuosi labai, kad 100 video išeina ir 5 mėnesiai baigsis spalio viduryje arba spalio 7 dieną, kada mano gimtadienis. Dabar esu biškutį atvažiavęs čia pas Niko senelį. Matot, dar yra šiek tiek vyšnių. Taip. Skanu. Taip. Tai aš dabar kiekvieną iš jūsų, kuris žiūrit, kviečiu į naują iššūkį. Tai yra, bus 5 šitam mėnesių iššūkė, bet naujas iššūkis, kur jeigu norit kartu dalyvauti su manim, ir aš tiesiog dalinsiu visą informaciją. Tai kad aš šiandien neprasiniausiai žiūrėjau filmą pavadinimu The Sugar Film, bet cukraus filmas. Ir nuo 2008 metų aš jau atsimenu, žinau šitą dalyką, kad cukrus yra vienas iš didžiausių kaltininkų apskritai ligų ir antsvorio ir taip toliau. Ir pačiam vis dėlto pačiam tenka su šito susidurt. Tik pažiūrėjęs filmą labai įsigilinau labiau galbūt į tuos produktus, nes buvau pamiršęs, kiek juose yra cukraus. Ir norėdamas numesti svorio, riebalus tiksliau nuo ten, kur nereikia, nuo pilvo pagrinde, ir atsikratydamas iš tikrųjų daug cukraus savo gyvenime, noriu padaryti iššūkį. Dariau iššūkį, nevalgiau mėsos mėnesį, kur norėjau pažiūrėti, kaip jaučiasi kūnas, kaip mano organizmas reaguosi tai, ir vis dėlto buvo didžiulis, visą laiką tokį alkio trūkumą jausdavau. Bet tuo metu vis tiek naudojau cukrų. Ir cukrus nekalbu apie tai, kad kiek dedu šaukštą. Aš arbatą geriu be cukrus. Nekalbam apie tą baltą cukrų. Kalbam apie cukrų, kuris yra jogurtuose, kuris yra padažuose, kuris yra sultyse, koncentratuose ir taip toliau. Beveik visi tie cukrus, kurie yra nematomi ir yra kaip tik pavojingi. Ir pavyzdžiui, kaip pavyzdys, 300 gramų jogurte tiksliau, yra apie, kiek ten gaunasi, apie 9 šaukštelius arbatinius cukraus. Tai iš tos pusės, čia apverčiau jau, tai iš tos pusės tiesiog, jeigu pagalvojus, ten maždaug mes į dieną galim suvartoti 30-40 arbatinių šaukštelių cukraus. Tiek cukraus, nes tiek yra jo visam maiste, kurį mes valgome. Dėl to, ką aš dabar darysiu, tai yra skirsiu dėmesį visą savo mitybai, žiūrėsiu, ką valgau, kad numušti cukrų. Taip, aš ir mojuoju atgal. Kad numuščiau cukrų iš savo dietos, savo valgio. Ir tokiu atveju pažiūrėsim, kas gausis, žiūrėsiu savo svorį, žiūrėsiu, kiek riebalų nusimeta ir kaip aš jaučiuosi ir taip toliau, nes vienas iš sunkiausių dalykų, ką tam filme ir mačiau, ir siūlysiu kiekvienam, duosiu nuorodą pačioj, net trailerį turbūt įdėsiu, siūlysiu kiekvienam iš jūsų išbandyti, jeigu jūs norite pasižiūrėti, kiek jūs cukraus naudojate, jeigu vartojate ir to nežinote. Nes vienas iš didžiausių blogybių viso to tai yra nuotaikų svyra, ko aš labai pajaučiau, dėl to aš susigrėbiau. Tai yra nuotaikų didžiulės šokinėjimas, toks kalniukas. Ir kitas dalykas, tai kad yra labai poreikis didžiulis cukrui. Tai yra toks, nes tiesiog smegenys nieko daugiau nenori galvoti, tik kaip gauti cukrų arba kaip gauti tą malonumą iš maisto. Dėl to tas valgymas didelis ir taip toliau. Tai kviečiu prisijungti, kas nežinot šitų dalykų, kas niekada negalvojate, aš dalinsiuosi, tiesiog dabar toliau eisiu. Aišku, pasidalinsiu, kas ir taip vyksta, bet pasidalinsiu maistu, kurių valgau, kiek cukraus tenai, kad išvengti jo ir taip toliau. Ir žiūrėsim, kaip čia gausis ir pasidalinsim. Taigi, iki 5 mėnesių iššūkio pabaigos liko tikrai nedaug, mažiau negu mėnesis. Ir padarysim būtent visus tos žingsnius, kad pažiūrėti, kaip iki, tai yra iššūkis, man patinka tas, kad iššūkis yra ir žiūrėsime rezultatus. Tai va, o šiaip savaitgalis buvo
paprastas, atsipaldavimas, atmiegojau tas dienas, kur nemiegojau naktimis, čia pastarasis, nes labai daug mokausi ir iš tikrųjų daug naudingos informacijos. Tai, kad ką aš padarysiu dar pabaigoje viso šito iššūkio, padarysiu webinarą visiems, kurie dalyvaujat ir pasidalinsiu būtent tai, ką aš išmokau, visus dalykus, ką aš supratau, ką aš išmokau, ko reikia šitam iššūkiui įgyvendinti. Tai tiek, ramūnas atmerk akis ir gal jokio šiandien klausimo nerašysiu, neklausiu jokio klausimo, tiesiog parašykite tai, kas jums patinka, ką jūs norite pasidalinti patys ir ypač apie cukrų, jeigu kažką turite pridėti. Iki. Tai mes įsikėpėm šašlykų tenai ir dabar valgysim su kečupu, ne? Ir aišku, be konservantų, bla, viskas tvarkoja, bet jeigu pažiūrėtume čia yra 500 gramų, jeigu pažiūrėtume čia angliavandenį, kiek angliavandenį yra iš kurių cukrų, tai yra iš 20 gramų, yra 11 gramų. Tai 100 gramų yra 11 gramų, jeigu 500 bus 55 gramai cukraus. Dabar buvo šiandien debatas ar 4-5 gramai, bet paimkime 4 gramai cukrus, šitas šaukštelis yra arbatinis, tai reiškia 100 gramų yra kažkur tai beveik 3, o jeigu paimtume 500 gramų, tai yra, kiek čia gaunasi, 3x5? 3x5 yra 15. Tai 15 šaukštų cukraus, šaukštelių tai yra cukraus, yra šitame visame. Ir štai kur mūsų cukrus paslėpti.